pristatėme vaikams veiklas, kurių metu reikia išbūti tyloj ir pajausti tylos prasmę. Buvo smagu matyti, kaip vaikai atrado gestų kalbą, gebėjo atlikti užduotį ir labai buvo smagi tyla, man reiškia savo emocijas ir gebėjo ištransliuoti tai, ką jaučia. Kad vaikai pabandytų įsijausti ir suprastų, buvo kviečiami vaikai pasižiūrėti, žvilgtelti save ir susitapatinti su kitokiais vaikais. Edukacija atsirado pas mus, kai vykdėm tūkstantmečio mokyklų projektą ir reikėjo parengti stovyklą su STEAM, su įtraukiuoju ugdymu ir gimė STEAM edukacija, būtent robotika ir fizinis ugdymas. Tai edukacijos metu mokiniai iš Lego detalių konstruoja futbolą, boulingą ir ledo riedulį. Modeliuoja, savaip interpretuoja, pabando, kaip tai veikia modelis ir vėliau keliaujam į fizinį ugdymą ir atlieka visą tą patį, tik jau patys sportuodami. Vaikas mokytojas savo klausė, mokytojo, kiek laiko liko? Sako, jau viskas, jau to turėsim eiti, ar jau atsibodo? Sako, ne, mes dar norim būti. Tai viskas čia pasakyta. Labai smagu matyti šypsenas vaikų akise. Aš sugalvojau, kad reikėtų būtent vaikus supažindinti, dar kartelį pakartoti apie Čiurlionį. Vaikai klausosi nuostabaus kūrinio Čiurlionio jūra ir tapo. Man labai yra svarbu interaktyvumas, kad vaikai matytų kuo daugiau priemonių, kaip galėtų panaudoti. Svarbiausia, kad kurtų. Žinau, kad labai svarbu tas atsiskleidimas, kad jie galėtų laisvai išreikšti save.